Šitą gelį naudosim nago priauginimui. Pirmiausia, pasiruošiam natūralią nago plokštelę. Cleanseris, pH bondas ir probondas. Prieš gelį tepam foundationą. Priauginimui naudosiu gelišo formelę. Man ji labai patogi, nes turi įvairų printą, pagal kurį aš galiu išsikarpyti formelę būtent kiekvienam nagui individualiai. Galim dirbti kaip patogiau. Aš pirmiausia priauginsiu būtent trūkstamą galiuką, o tada dengsiu sluoksniu visą nago ilgį. Kai mūsų galiukas užstingsta lempoj, tada nuimu formelę ir dabar dengsiu nago visą ilgį. Lygiai taip pat pirmiausia padengiu nago paviršių, o tada išlyginu. Viską patogu atlikti vienu teptuku, tačiau tikrai galima naudoti įprastus įrankius, su kuriais jums patogiau dirbti. Ir štai vos keliais judesiais nagas išsilygina ir mums dabar reikės tikrai labai minimaliai dildžiavimo. Sustingdžius lempoj nuvalom lipnumą ir dildžiuosim. Dulkes pavalau cleanseriu ir tepsim topą. Galima, žinoma, lakuoti spalvą, piešti prancūzą. Mes dabar tiesiog užtepsim topą. Ant gelio dėsim anti-stain topą. Jis sutvirtins mūsų nagą, neleis pageltonuoti. Sustingdžius lempoj, nuvalom nuo šio topo lipnumą. Ir manikiūro pabaigai labai puikiai tiks gelišo maitinantis odelio aliejus. Ir štai su viena priemonė mes galim padaryti daug skirtingų dalykų. Šiuo atveju mes stiprinome natūralų nagą ir vieną nagą priauginome.